Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, atsiprašau už tokį vėlyvą skambutį, neprisistačiau. Jūs skambina Gabrielius Viliauskas. Aš esu iš Baltic Tyrimo agentūros ir norėčiau jūsų vienos, gal 2 minučių dėmesio. Ar galėčiau gauti? Taip, klausau. Sakykite, prašau, į kokį rajoną Lietuvos mes paskambinome? Kauna. Puiku. Sakykite, į kokią amžiaus grupę jūs galėčiau priskirti? Tai pilnametė, vidutinio amžiaus ar kiek jums metų? Pilnametė, 19. Oi, nuostabu. Jūs dirbantis žmogus? Taip. Studijuojate? Ne. Ar tikite į Dievą? Į ką? Ar tikite Dievu? Šit geras klausimas, bet ne. Dėl to, kad esate jo mačiusi? Ne. Na, tebūdė, tai lieka jūsų valioje. Yra dalykas kitas, dėl ko aš jums dabar ir skambinu. Sakykit, ar jūs, kaip padelė, moteris ar ne, ar dažnai patirite, suprantate, fizinį smurtą? Ar psichologinį gal smurtą, ar seksualinę prievartą kažkokią? Šiaip neteko. Apskritai nėra tekę. Bet jūs dabar sakykite, kokį darbą dirbate? Gal kaviniai padavėja? Gal balionų šalyje dirbat? Ne. Balionų šalyje. O, tai pataikiau. Į ką pataikė? Keista, ar ne? Nesupratau. Aš irgi. Netyčia pasakiau ir tai pasitaikė. Dėl ko aš noriu paklausti jūsų? Ar esat kada nors susipykusi su klientu? Kaip ir ne. Ar jūsų kolegės yra susipykusios? Su kolegė yra susipykusi? Ar kokia nors kolegė yra susipykusi su klientu? Ne, bent jau neteko matyti. Kaip jūs galvojate, jeigu jūs susidurtumėte Kaune, balionų šalyje su klientu, koks nors konfliktėlis iškiltų, ar tikotų jūsų klientas po darbo? Ar ką darytų? Tikotų po darbo jūsų klientas, suprantat, su laužtuvu? Tikiuosi, kad ne, dar netaip nusivylusi žmonėm. Puiku. Labai puiku. Labai, aš tikiuosi, jūsų optimistinis požiūris yra siejamas visai Lietuvai ir labai malonu buvo su jumis pakalbėti. Dėkui. FM. Labas, Eglutė trukdo Rolandas Radistas. Iš Zip FM. Radistai iš Zip FM. Kaip laikaisi? Taip, klausau, negirdėjau. Kaip laikaisi, sakau? Šiaip normaliai. Ką veiki? Vakarieniauju. Skanaus. Dėkui. Šalą spėju, ne? Ką valgot skaniai skanaus? Sumuštinis, daugiau nieko ne. Sausokai, čia sausokai. Su arbačikė tikiuosi. Taip. Eglutė, tau linkėjimai nuo Rūtos. Sakė, kad tu labai graži blondinė iš Kauno. Teisybė? Oi, ačiū. O tu blondinė? Jo. O graži? Nežinau. Gerai jau. Nežinai, tai tada aš nebekamantinėjau. Ate! Ate. Ate!